Dažnai aš eidavau miegoti vienu metu su Rabašu, kai mes važiuodame į Tveriją ar dar kur nors. Jūs nesuprantate, kokiu būdu. Aš taip pat labai nustebau, kaip žmogus pabunda, kaip lavonas. Arba tartum, jis vakar daug išgėrė. Tai yra, jis visiškai atitrūkęs nuo gyvenimo. Sergantis gyvūnas, susipainėjęs, atsijungęs nuo gyvenimo. Jis sėdasi, nueina į tualetą, išsiplauna rankas, apsirengia, sėdasi už stalo, aš jam paruošiu kavą, užtrunka. Bet tai vidinis darbas, 10 minučių, 15, kartais daugiau, kol žmogus įeina į šias milžiniškas pastangas. Ir mes kalbame apie žmogų, kuris yra atsilut pasaulyje, savo suvokime, savo supratime, savo gyvenime, bet tai visą tai išnyksta. Privalai padaryti, kad kiekviena diena būtų nauja tavo akise. Ir tu nusileidai į būseną, kai tu gyvūnas ir dar koks gyvūnas. Tu pašoki iš lovos. Tu atsimeni, kas pas tave yra šiandien, kas pas tave buvo vakar, dėl to, kad visą tai gyvūnas, atleisk man. Tu neturi tokio didelio skirtumo. Tu šiek tiek pridedi prie savo mėsos, savo kūno, šitą visuomeninį gyvenimą ir to pakanka, o pas jį išnyksta visas šis laiptelis, visa aukštuma visiškai. Ir jis turi dabar pradėti save būdinti, kodėl, dėl ko, iš kur, su daug sunkesniais klausimais nei pas tave. Visa ši aukštuma dabar minuse, kol jis nepažadins savęs, nepraeis visų šių klipot, visą tai labai sunkus darbas. Ir taip žmogus kyla. Šis didžiulis kly, iš minuso į pliusą, iš tamsos į šviesą, yra jėga.